Sveiki, būkim pažįstami, mano vardas Mindaugas Grajauskas ir noriu trumpai papasakot, kaip matau pasaulį ir ką veikiu pasaulyje. Tai mano ekspertinės sritis, kurios man po daugybės metų jose vis dar kelia smalsumą, yra nuo asmeninio produktyvumo, veiklos efektyvumo, projektinio valdymo iki įvairiausių kūrybinių sumanymų, kuriuos realizuoju tiek klientų organizacijose, tiek ir viduje pas mus kuriant įvairiausius dalykus. Štai, pavyzdžiui, paskutinis kūrinys, kuriuo tikrai visai džiaugiuosi, tai yra žaidimas Ką pasirinktum, tai yra vienas iš dalykų, kurį pastaruoju metu sukūrėm kartu su komanda. Ir savo veikloje, toje profesinėje veikloje, kurioje padedu kitiems žmonėms mokytis, aš naudojuosi dviem turbūt pagrindiniam taisyklėm. Pirma, tai yra ne žinios iš esmės keičia mūsų elgesį, nes žinojimas pats savaime nėra vertybė jau ir žinių trūkumas dažniausiai nėra pagrindinė priežastis, kodėl mes kažko nedarome arba nenustojame kažko tais daryti, kas nėra mums vertinga. Ir štai čia atsiranda erdvė, žinot, žinių integravimui, kaip mes galime keistis. Aš net naudoju tam tikrą sąvoką, kurią nesu tikras, kalbininkai gal paprieštarautų ir toks žodis gali egzistuoti, bet velniai rauto aš jį vis tiek naudoju. Tai yra savikaito sąvoka. Tai yra gebėjimas keisti, perkonstruoti save, kai atsiranda poreikis ar būtinybė. Antroji taisyklė, kurią naudoju, tai yra aš nedrįstu ir neleidžiu savo kalbėti apie tos dalykus, kurių nepatiriu pats savo kasdienybėje ir kurių pats nesu išbandęs. Štai, pavyzdžiui, kalbant apie asmeninio produktyvumo temą, aš daugybę metodų, įrankių, būdų eksperimentuoju ir esu aprašęs net savo eksperimentus knygose. Galite pasiekti mane LinkedIn paskyroje, tenais irgi dalinuosi savo potyriais ir dalykais, kaip matau pasaulį, kaip mąstau pasaulyje. Tai šitos dvi taisyklės turbūt apibrėžia mano profesinį lauką, kaip aš veikiu, stengiuosi, kad tai būtų interaktyvu, kad vis tiek turėtume tokį ir mokslinį pagrindimą tiem dalykam, kuriuos aptarinėjom, bet kad tai būtų, žinot, su erdvėmis, kur galime eksperimentuoti, išbandyti, pakalbėti apie tai, kas išeina, kas neišeina, kad neliktume tik žinojimo lygyje, bet kad liktume pasikeitę po kiekvieno mokymosi proceso.